stars flying high. I should have stayed, you'd have left me. I go too fast, we're going to crash. It's suicide if you let me. It's gone, I'm sorry, gotta shut down. It's gone, I'm sorry, gotta shut down. Nu ką, sveiki atvykę į Ring Challenge, paskutinis etapas. Atvažiavom pagaliau po sunkaus sezono iki galo įrodyti, dėl ko mes čia esam. Paskutinės praeitos kelios savaitės nebuvo itin lengvos, dėl tam tikro krašo, kurį turėjau prieš porą savaičių. Taip, man vėl buvo dingę stabdžiai, visgi mano buvo neteisinga hipotezė, kad dėl stabdžių stiprintuvo panaikinimo seto taip įvyko, tai nebuvo tiesa. Buvo bėda kitur. Treniruodamasis Slalom Akademijos Open Track'e, puikiai diena buvo, daug ratų prasukau ir link galo dienos man stabdžiai ties 186 km/h nusimynė į dugną. Neturėjau laiko permint stabdžio ar išsigąst ar kažką daryti, tai tiesiog mečiau mašiną, skridau į žvyrą ir išlindau su ganėtinai mažai apgadinimų. Tai pagrindinis apgadinimas buvo štai čia. Buvo įlinkęs šitas ketvirtis, nes šonu slydau ir galu šiek tiek kabinau padangas. Tai jis yra ištiesintas, galima sakyti, kad ištiesintas. Lūžo bamperis, nu ir apsibrozino visą mašiną, bet apart to tikrai tam greitį ir toj situacijoje išvengiau tiek, kiek galėjau išvengti. Be abejo, dar buvo kiti dalykai, kaip dingęs suvedimas ir ten porą sugadintų padangų, bet iš tikrųjų toj situacijoje aš labai džiaugiuosi, kad ir mašina liko sveika ir nieko ten baisaus nenutiko. Galva šiek tiek išmetimas pasilankstė, tai truputėlį degina bamperį dabar, bet čia nėra pagrindinė bėda. Mūsų šiandien tikslas užsibaigti sezoną ir užsibaigti sezoną sėkmingai. O dabar grįžtant prie tos stabdžių bėdos. Tai kas čia buvo? Radom porą bėdų ir tai buvo iš tikrųjų mano apsileidimas, kad aš nepersirinkau suportų prieš sezoną. Radom bėdų, kad vidinės gumos yra stipriai suaižėję ir sukietėjusios. Ir dar nepaisant to, kad persirinkau, ir tai galėjo gaudyti orą. Ir dar nepaisant to, suportus sukeitėme vietomis. Dėl to, kad esant suporto rotacijai, kai eina stabdžių diskas, pirmas turi pasitikti mažasis cilindriukas, tada didysis. O buvo atvirkščiai, pasitiko didysis mažasis ir kaip aš suprantu pagal tai kad kaladė buvo susidėvėjusi kampu ir kreivas dėlimas yra negerai ir kai paspaudi stabdį, gali prisiliesti ne visą kaladį. Dėl to irgi galėjo būti netikslus jausmas. Tai pasidarėm visą tai. Pasidarėm teisingą, čia yra plaukiantys stabdžių diskai, perinkom ant stabdžių diskus, padarė visas tinkamas įvaržas ir šiandien turėtų būti viskas gerai. Ir gali būti reikšti, kad po to bus galima įsidėti tą stabdžių stiprintuvo panaikinimą, kurį aš naudojau, dėl to, kad su jo jausmas tikrai buvo geresnis. Tai bėda buvo mano apsileidime. Tai šiandien iš esmės tikslas yra gan aiškus, prioritetas yra reisas, lenktynės. Ir taip pat važiuosim ir time ataką, užbaigti čempionatą atitinkamai. Tai reise turim 3 mašinas savo klasiai, iš viso mašinų, man atrodo, yra 15. O time atakę turiu iš viso irgi mūsų klasiai Pro 2000 yra 5 žmonės. Tai ir konkurencijos visai normalios yra, ir nuotaikos geros yra. Tai mums prasidės dabar, man atrodo, free practice, porą time atakų ir reisas bus antros dienos daly.
po laukinės time atako sesijos turim laiką 21,6. Mane toks tenkina, tai dabar susilaikom nuo time atakų ir ruošiamės kvalifikacijai. Žodžiu, nepastebėjau, kad iškart po time atako man eina kvalifikacija, tai dabar greitai ruošiamės važiuoti, nes man liko tik 2 minučių kvalifikuotis. Valio. Žodžiu, pabaigėm kvalifikaciją, kvalifikuojamės pirmoji vietoj savo klasiai. Po time atako sesijos galvojau, kad visą turim vieną grupę pailsėti, bet nebuvo pailsėti. Tai tiesiog nuvarėm kvalifikaciją, padariau 2 greitus ratus, kada jaučiau, kad yra viskas gerai. Ir grįžau į pitus, nereikia eikvoti padangų, nes turiu naują setą padangų ir aš noriu, kad jis dar išgyvento abu reisus. Tai vienas iš R2000 reiso dalyvių yra Tomas Buškevičius su savo juode. Kiek žinau, čia yra B16 Civicas 1.6, bet tai tikrai greitas ir pagal lipdukus matosi, kiek laiko jis jau dalyvauja. Ir jisai važiavo šalimais mano Civico, taip pat Faslapė. Čia yra kitas reiso dalyvis, Laurynas Savickas, taip pat čia yra B16. Po truputėlį mokinasi jisai ir pradeda važiuoti reisus. Tai šitą mašiną galbūt kažkas būsit matę, jinai jau gyva labai seniai, man atrodo labai seniai ir Štukoje važiavus. Ir jinai važiavus ir street race'o čempionatuose, kur aš esu važiavęs, tai dar vis gyvuoja ir dar vis važiuoja. Motorsport. BMW. Alanai, lenktynės zaibės? Kiek atsipyzo? Panašu, kad čia jau taip jau garažą. Motorsport. Čia Jatkevičius su savo BMW. Jisai man ir sutvarkė visus stabdžius, kad dabar galima stabdyti normaliai ir stabiliai. Tai dabar Freitecho kaladės, kurias aš turiu, jis padarė, kad veiktų gerai, kad būtų tikrai ką reklamuoti. Aš į Pro 2000 šiuo metu esu pirmoji vietoj su minutė 21,6 ir aš spėju, kad daugiau nevažiuosiu, nes varžovai turi problemų savo automobiliais. Tai aš galiu tiesiog patausoti automobilį ir nevažiuoti kitų sesijų ir ramiai taupyti padangas, kurą ir visą kitą reisui. Ir mano plaukai tikrai gyvena savo gyvenimą, jam labai gerai, Super Saiyano režimu. Kon tu čia dara?
Jau važiuoja, žinok, iš Araniukė. Tai taip, esam reiso treti rikiuotėj, arčiau priekio startuoti visai nieko, dėl to, kad už mūsų yra tada reiškės dar 13 mašinų. Aišku, ten galiai yra visokių tokių tataiškių ir kitų gan greitų mašinų. Tai žiūrėsim. Šiaip mano artimiausias klasės varžovas turėtų, man atrodo, stovėti čia arba ten. Tai yra tas juodas Civikas Buškevičius. Nu ką, pirmas reisas išgyventas, šitas reisas buvo labiau taktiškesnis nei kad spaudžiau labai daug. Iš pat pradžių iš karto padariau klaidą, tai yra, kad šikaną atvažiavau per greitai, reikėjo pravažiuoti tiesiai, tai už savęs esantį konkurentą su E30 reikėjo praleisti, nes manau, kad kitai būtų buvus bauda. Ir po to jis tiesiog buvo labai komfortiškų jam atstumų priešais. Važiavom labai panašius laikus ir aš nesugebėjau pavyti, o kadangi jis ne mano klasiai, tai galvojau nesiplėšysiu ir tiesiog važiuosiu toj pačioj pozicijai. Ir po maždaug pusę reiso mane dasivijo Arnoldas Pukys su kompaktu ir pradėjo vytis. Tai aš tada nuo antros pusės reiso vėl bandžiau spaust truputėlį, kad manęs neplenktų. Ir jeigu neklystu, antram reisui reikioja pagal greičiausius laikus. Tai reiškia, kad visi TT, S4 ir turbininės tos mašinos į priekį. Ir man atrodo startuos Arnoldas Pukys su kompaktu priešais mane. Tai huliganas, kuris buvo priekį, man atrodo, jis įvežė truputėlį blogesnį laiką ir jisai startuos tiesiai už manęs. Tai reiškia, kad turėsiu du stiprius BMW priekį ir gale. Tai nežinau,
kaip eisis, gal reikės bandyti atakuoti Pūkį ir slėptis nuo Najaus. Remontuoja Tateškę. Visą dieną remontuoja ją iš tikrųjų. Nu, bet tai kaip platumų. Pagrindinis konkurentas Motorsport. Skirelis šiuo metu įvažiuoja minutė 23,0. Tai žodžiu, ką Vėžliukų Civikelis padarė, tai kad jie buvo šiek tiek netaip susireguliavę važiuoklę ir pas juos prasidėjo žiauriai bamstieras. Per amortizatoriaus kompresiją labai keitėsi rato suvedimas. Dabar pasitaisė ir dabar laikai gerėja, man atrodo, 3 sekundėm iš viso. Tai iki man atrodo, jiem trūksta sekundės kažkur. Kadangi aš mašiną taupau reisui, tai nevažiuoju, tai tiesiog stebiu, ar įveiks jie laiką ar ne. Tai visgi pavyko išlaikyti pirmą poziciją time atake. Džiaugiuosi tom ir dabar pabaigiam dieną su antrų reisu. Civikelis labai gerai atidirbo. Antras reisas buvo wild prieš Arnoldą. Ten Najus apsilenkė irgi tikrai meistriškai. Aš negalėjau nieko kažko padaryti. Labai didžiausia bėda dabar yra, kad padangos po pusę reiso, nežinau, dėl vairavimo stiliaus ar dėl setupo, bet jos drop-offina.
Par to, gal dar makuškiai tikrai jaučiasi, kad arba aš neteisingai įvažiuoju jie, ar kažkas tokio, bet ten visi bemsai mane dursto. Bet apart to, wow, vienas irgi geresnių reisų. Gaila, neturiu galinės kameros, nes ten būtų buvę labai puikus vaizdas. Pusę laiko žiūrėjau atgal, netiesiai. Ir tarp šitų dviejų džentelmenų, tarp Vaidoto ir Kasparo, vidurį kviečiam Kristupą Šablinską. 1:21 ir 672 tūkstantosios sekundės dalys ir pirma vieta. Oik, tu čia pasirodo, matai? Red Bullis ne vien šampų iš tos šampus suteikia, sparnus suteikia, bet ir šampę atkemšama, ne? Šiaip tai tarp kitko visi važiavo Honda Civicais, o pats greičiausias Civicas ir pats greičiausias šiandien buvo Kristupas Šablinskas, pirma vieta. Ponas Butelaičio daryti. Pirma vieta time attack'e, pirma vieta reise. Šmutkę susikrovėm, galim užbaigti sezoną tvarkingai. Iki kito sezono, tikriausiai galbūt net ir basi.